per televiziją, ypatingai Baltikum televiziją sveikinimų pageidavimų koncertuose, būdavo pristatoma, kad tai yra grupė Varpeliai. O jūs pasirodydavot vienas ir kažkam tai kilo, kodėl būtent taip, o ne kitaip. Man kalbėti taip. Nu kaip pasakyti, čia grupė, tai tas daugiskaitai ir skaitosi Varpeliai, tai kada būna keliese žmonės, o viskas čia yra iš tikrųjų mano ir muzika, ir žodžiai. Nu viskas mano ir aš pagrindinis, kaip sakoma, veikėjas, o ta grupė tada būna, vat, aš ir šiandieną, vat, kai kalbama, sakau, nu aš su jie negaliu išvažiuoti, tikrai kas matė galva Lietuvos 10-tuką, kur buvom, grupėje Prestižas ten patalkino, bet tai muzikantai ir man padeda, kaip reikia mano muzikantai skaityti, bet niekaip pinigai visur žinoti. Ir su ta grupė taip aš niekur negaunu išvažiuoti, iš tikrųjų, tai žmonės iš tikrųjų ir klausit, ir jūs nebežinot, nematot, nu grupė, kaip ir žiūrėkit koks, ir Dambrauckas važiuoja ir vienas, ar Kučinskas dabar tik važiuoja su grupė. Nu tai va ta grupė remiasi viskas į pinigus, tai va taip aš tikrai, nu gal atsakiau ne taip tiesiai, bet... Viskas aišku dabar. Jūs jau paminėjot ir aš kaip supratau, kad muziką ir žodžius dainoms kūrėte pats, ar jums dar kas nors talkina? Ne, nei vienos dainelės, aš žmonėm net ir primenu, kaip sakyti, ne tai gal primenu, pasakau, bet daugelis nežino, kieno, sakykime, kiti dainininkai dainuoja dainas ir, sakykime, mūsų Lietuvos, o ten ne jų dainos, tai kažkieno svetimą darbą labai pasiima. Nu, klausykite, pasako, visai ne jų kurta, ne jų darbas. O aš žmonėm pasakau dėl to, kad viskas yra mano, kaip jūs klausėt. Aš apie pusantro, daugiau kažkur 100 parašęs ir žodžių, kas klauso mano dainas, ir dainuoju ne 2 žodžiai, kaip kitų žinot, arba jau 2 sakiniai, tai labai gerai. Ir muzika mano, viskas yra mano, nuo A iki Z, kaip sakoma. Tai iš tikrųjų aš nežinau, nesigiriu, bet kas tą supranta, tai manau įvertina. Na, dabar pradėkime nuo to, kadagi prasidėjo jūsų kaip muzikanto, kaip dainininko kūrybinis kelias. Na, aš taip jau daugiau ne muzikantas save norėčiau, taip jau yra žmonės, kurie vien groja, suprantate, aš dainininkas, va taip, kaip čia vienas žmogus pasakė, Laimuti, tu viskas viename asmenyje, suprantat, ir poetas, ir kompozitorius, ir dainininkas, ir muzikantas, iš tikrųjų taip yra. Taip, o aš pradėjau kažkur, kaip jau prisimenu, kažkur nuo 8, 9, taip jau grot armonikėlėm, ten mano visa giminė, ten, kaip sakoma, nežinau, ir dabar, vat matot, važiuoju po Lietuvą, kiti šaiposi, kiti juokiasi, koncertuoja, ten 20 ar 30, nu, kitur būna ir pilna salė žmonių. Bet tikrai aš taip pats savo kartoju, mano protas su širdim nesutarė, žinot, jau sakau, daugiau nevažiuosiu, ar šiandieną atvažiavau čia pas jis. Sakau, atstoviu, kaip tik stoviu, laikausi, nu, sergu griepas, bet gaila tų žmonių, nu atvažiavau, nedaug čia jau, bet iš tikrųjų, sakau, jau nevažiuosi, bet širdis veda. Nu, iš tikrųjų, tai nebežinau, ar gerai ir blogai, bet taip yra, kaip yra. Na, vienam interviu per vieną iš respublikinių televizijų, jūs ar tai juokaudamas, ar tai rimtai pasakėte, kad vat, buvo klausytojų, kurie net jums rašė, ar tai skambino, kad nuo, sakykime, dainų, jūs dabar vat minėjot, kad šiek tiek sirguliuojat, o kiti liktai ir savotiškai pasveiko ar panašiai. Aš žinokit, va, šitų žodžių, kur aš turiu, va, ir šiandieną jūs norėtut va, tą laišką, va, mašinoje vieną turiu tikrai. Čia mažai kurioje nuo moters, aš neatsakiau, kad pas ją pačią, tą moterį ir iš Kauno va kitas skambino, kur pasveiko, pagijo nuo mano dainų, nuo mano muzikos žodžių. Tai iš tikrųjų aš nenoriu nei kalbėti, bet šaiposi va, pusė Lietuvos tokių gudručių, suprantat, kuriem aš pasakiau, ką man žmogus parašė, ką pasakė, man skambino, dėkojo. Ir va dabar neseniai iš Kauno skambino viena moteris, sakė, aš paviešysiu tikrai kažkur į Kauno dieną, ar kur ten įdėsiu į laikraščius. Taip atsitinka žmonėm. Tai aš nesakau, kad aš juos išgydžiau. Aš tik tarpininkas tarp jų tikėjimo ir savo dainų, suprantat, va, jiem to reikia. Ir aš manau, kiekvienas, ar jūs, ar ten, kuris tikėjimas daug ką gali. Ir iš tikrųjų ne aš gydau. Ir aš niekada gink Dievę nesakau, kad aš kažkoks tai ten toks ar toks. O žmonėm, taip yra labai gražu. Jeigu kiekvienas tai padaro, tai mūsų Lietuvėlėje bus daug geriau gyventi. Na ir paskutinis klausimėlis. Sakykit, prašau, vis tik tai jūs esat žinomas. Mes darėm irgi nedidelę apklausėlę. Paprastų Šilutės sutiktų žmonių klausėm. Jūs žino, tačiau jūs vis tik pastebit, kokio amžiaus žmonės dažniau ateina jūsų koncertus. Jūs turit savo, sakykime, žiūrovą. Taip, aš net taip negaliu pasakyti taip vienareikšmiškai, kaip sakoma, čia kokia laida buvo, Edmundas Kučinskas gerbiamas sakė, kažkas, nežinau, bet kokia ten laida, kaip pasakė, ir va tokį klausimą panašų uždavė, aš net pakartosiu. Sako, pas jūs daugiau tik moterys ateina ten. Kodėlgi tas
žmogus tik iš tikrųjų sako, ne, nu taip, bet va žurnalistai taip uždavė. Aš ir pasakyčiau, įvairaus amžiaus. Aš kai pavažinėjau, tikrai aš visą Lietuvą, kas mane girdi, mato ir pažįsta jūsų rajone, kur aš nebuvęs. Visus kaimelius aš apvažiavęs, tikrai nesigiriu, bet tikrai miestelius. Tai įvairių, ypač kaime daugiau, tai ateina jaunimo, tikrai, nu, nuo vaikų, sakykime, iki tikrai pagyvenusių žmonių. Taip, tai galiu pasakyti, o šiaip jau didesnis procentas tai vyresnių tokių žmonių. Ir kaip sakoma, iš tikrųjų, moterų daugiau, moterų. Na, jos... Ir jau sakiau paskutinis, bet dabar tikrai jau paskutinis klausimas. Kodėl, sakykime, jūs rodo dažnai per sveikinimų, pageidavimų koncertus, o į tokius daugiau masinius renginius, sakykime, kur jau organizuojami tokie jūsų, ar tai jūsų nekviečia, ar tie šou, sakykime, rykliai, kaip juos vadina, jūsų nepripažįsta, ar jūs pats nenori? Va, jūs atsakėt kartu į šitą klausimą, taip, jie galbūt manęs nepripažįsta, suprantat, gal ten, kaip vienas šis žmogus vakaro žiniuose, žinomas, nenoriu pavardės ir minėtai skaitė, tai ne per seniai taip rašė, kad tikrai kas su kum šampaną geria, kas su kum lovai guli, kas kam didesnė dovanėlė atneša. Tie dabar ir sukasi visur, ar politikoje, ar šiam šou versle. Nu, aš paprasčiausiai niekam nesisiūlau, ant kelių nekrintu, neprašau, kad būkit geri, mane pakvieskite. Aš dainuoju tautai, žmonėms. Atėjo metas mūsų šeštadieninėje laidoje pristatyti rubriką Trumposios žinios. Taigi vienu sakiniu trumpai.